Taip, bet pakankamai mažai mes apie ją žinome, galbūt ir dėl to, kad tai nėra pastatas, į kurį galima taip paprastai užeiti. Taip, tarkim, įdami pro šalį galim užsukti į Vilniaus katedrą, pabūti, pasižiūrėti, ar kaip į sakralinį pastatą užeiti, ar kaip į tiesiog meno ir architektūros paminklą. Taip, tai Kenesos tiek Vilniuje, tiek Trakuose nėra atviros visuomeniai bet kada. Taip, ir dėl to dažniausiai mes susipažinę šiek tiek esam su išore, bet šiek tiek mažiau žinom apie vidų, interjerą, taip ir apie pačią pastato istoriją. Tai Vilniaus Kenesa yra labai tampriai susijusi su Vilniaus karaimų bendruomenės istorija. Ir nepaisant to, kad Vilnius labai gražus miestas, karaimams nebuvo ilgą laiką tokia patraukli vieta gyventi. Kaip žinot, daugiausia karaimų istorija yra susijusi su Trakų miestu. Taip, tačiau Vilnius, kaip augantis didelis miestas, pradeda po truputėlį vilioti ir karaimus. Iš tikrųjų, negalim tiksliai pasakyti, kada karaimai įsikūrė Vilniaus mieste. Žinom, kad po 17 amžiaus karų ir suiručių karaimai iš Trakų daugiausiai juda ne į sostinę, ko būtų galima galbūt tikėtis, taip, bet renkasi Šiaurės Lietuvos, dabartinę Šiaurės Lietuvos miestus ir miestelius ir ten atranda vietą savo gyventi. Taip, ir tiek Biržuose, tiek Naujamiestyje tam tikrais istoriniais laikotarpiais mes turim ir karaimų Kenesas stovinčias tose bendruomenėse, dabar jos dėja nėra išlikusios, tai Vilnius nėra ta kryptis. Taip. Vis dėlto XIX amžiuje jau Mykolas Balinskis sako, turim karaimams priklausantį namą. Taip, ką tai reiškia? Iš principo nieko. Taip? Todėl, kad vienas namas, kaip nuosavybės teisė turimas, sakykime, tai pastatas, mums nieko nepasako apie tai, kiek mieste yra gyvenančių karaimų. Turim turėti omenyje, kad nebūtinai namo savininkas gyveno mieste, nebūtinai mieste gyvenantys karaimai turėjo nuosavybę ir panašiai, bet vis dėlto galima sakyti, kad XIX amžius jau yra tas laikotarpis, kada karaimai po truputėlį pradeda atrasti Vilniaus miestą ir amžiui persiritus į antrą pusę, mes jau turim apie 50-60 karaimų daugmaž gyvenančių mieste. Ar tai yra daug ar mažai? Sakytume mažai, bet reikia turėti omenyje, kad ir bendruomenė yra labai maža. Taip, visoje dabartinės Lietuvos teritorijoje mes tikrai turim pakankamai mažą karaimų bendruomenę. Tai 57 karaimai jau yra toks rimtesnis skaičius. Taip, dabar kas paskatina karaimus keltis į Vilnių, tai nepaisant to, kad Rusijos imperija pramonės vystymosi prasme nebuvo pats pažangiausias kraštas Europoje, bet vis dėlto lėtai ta techninė pažanga ateina ir ko gero, karaimų tokį didesnį susidomėjimą Vilniaus miestu mes galėtume sieti su tuo, kad Isakas Durunča kartu su savo kolega Šišmanu atidaro tabako fabriką. Karaimai garsėjo Rusijos imperijos laikotarpiu savo tabako gaminiais. Taip, ir Vilnius tampa vienu iš šitų fabrikų, tokių namų. Taip. Jie turėjo 2 fabrikus, vieną Kyjive ir kitą Vilniuje. Taip, ir kaip dažnai būna su mažom bendruomenėm, kartu su augančiu kapitalu, šie asmenys tampa ir gana svarbiais, tokiais bendruomenės mecenatais. Tai būtent fabriko atsiradimas iš tikrųjų yra vienas iš traukos centrų karaimams įsikurti. Kad ta bendruomenė didėja ir plečiasi, mes galim suprasti iš to, kad 20 amžiaus pradžioje karaimams jau yra suteikiama teritorija kapinėms. Kodėl tai yra svarbu? Karaimai nelaidoja mirusiųjų bendrose kapinėse. Taip, ir tai, kad bendruomeniai prireikia kapinių,
iš principo reiškia, kad ta bendruomenė jau yra pakankamai didelė ir yra žmonių jau nugyvenusių pakankamą laiko tarpą mieste. Taip, tai šitas kapines, nors jos formaliai nebėra veikiančios, taip galima aplankyti ir dabar Žirnių gatvėje. Matysit atėję tikrai labai, jeigu nesat buvę, tai aš tikrai rekomenduoju apsilankyti, nes tai turbūt yra vienintelės tokios kapinės Europoje, kur mes galim matyti vienoje teritorijoje padalintose sklypuose laidojamus karaimus ir totorius. Tai va čia toks išskirtinis, sakyčiau, Vilniaus miesto ir Vilniaus kultūrinės aplinkos toksai bruožas. Taip? Tai ir vėlgi, kas yra svarbu, pirmiausia, mes kalbam apie kapines. Taip? Tai bendruomenė praktiška, pirmiausia, sprendžia neatidėliotinus klausimus ir tik vėliau 1908 metais bendruomenė gauna sklypą statyti Kenesą žvėrynį. Taip, Vilniaus miesto statybos komitetas įsteigiamas ir šitas Keneso statybos komitetas, vadovaujamas vyriausio dvasininko Felikso Maleckio, žodžiu, pradeda kampaniją rinkti lėšas karaimų maldos namų statybai. Kodėl Feliksas Maleckis? Keletas priežasčių, nors jau vyresnio amžiaus, bet labai aktyvus bendruomenės narys, garbus dvasininkas, bendruomenė labai kliaunasi dideliu jo autoritetu ir religijos išmanimu. Ir be to, Feliksas Maleckis turėjo patirties ir vadovavo tvarkant Trakų Kenesą. Taip, tai jau yra šiokio tokio, taip sakant, patyrimo tuose reikaluose. Ir manoma, kad tuo metu karaimų bendruomenė jau Vilniuje galėjo būti išaugusi ir apie maždaug 300 žmonių, kas vėlgi yra labai didelis skaičius. Dabar vis dėlto, visi matėt Kenesą, 300 žmonių tokio pastato pastatyti turbūt nebūtų išgalėję. Taip? Tai ir čia mes galim pradėti kalbėti apie tai, ką simbolizuoja Vilniaus Kenesa. Taip? Tai Vilniaus Kenesa yra karaimų bendruomenės kultūrinio, tautinio atgimimo, sakykime taip, simbolis. Kodėl? Todėl, kad tą Kenesą statė karaimai iš visos rytų Europos. Ir čia netgi veikia tam tikra sistema pinigų surinkimo, taip, kuri leido karaimams šitą projektą galiausiai įgyvendinti. Ir karaimų bendruomenė išlieka didelė visą tarpukario laikotarpį ir praktiškai po to, kai Vilnius tampa Lenkijos Respublikos dalimi, tai yra didžiausia ir svarbiausia bendruomenė Lenkijoje. Taip? Tai dabar kaip nutinka, kad visa bendruomenė prisideda prie Keneso statybos? Matot tokį gal apšiurus ir nelabai gražų viršelį Vilniuje leisto karaimų bendruomenės leidinio Karaimų žodis. Ir šitas žurnalas tapo langu į visas kitas bendruomenės, renkant lėšas. Tai karaimai galėjo paremti Keneso statybą keliais būdais. Tai yra aukoti pinigus, ką pavyzdžiui Isakas Durunča ir jo kolega Šišmanas aktyviai darė. Taip, bet taip pat buvo galima prisidėti ir prenumeruojant šitą leidinį. Tai jeigu man teko vartyti šito žurnalo puslapius, tai galite įsivaizduoti, kad šitas žurnalas keliavo ne tik į New Yorką. Ir buvo platinamas karaimų bendruomenės narių skirtingose miestuose, skirtingose bendruomenėse, ne tik Lietuvoje, na tarkim, dabartinės Lietuvos teritorijoje, taip, Panevėžyje, Vilniuje, Trakuose ir panašiai, visoje Lenkijoje, visoje Rusijos imperijoje ir, kaip jau sakiau, netgi buvo galima įsigyti tą žurnalą Jeruzalėje, New York'e, žodžiu, labai daug, kur tas žurnalas buvo platinamas, tokiu siuntimo būdu. Taip, tai ir prenumeratos biurai, sakykime taip, veikia karaimų privačiose namuose. Tai pinigai surinkti iš šito žurnalo prenumeratus buvo skirti būtent Keneso statybos komitetui. Ir šituo atveju
leidinys, žurnalas veikia ne tik kaip pinigų surinkimo priemonė, bet ir tam tikra prasme kaip bendruomenė konsoliduojantis toks veiksnys. Dėl to, kad bendruomenės gyvena skirtingose vietose geografinėse, skirtingam istoriniam kontekste, kalbiniam skirtingam kontekste, religiniam skirtingam kontekste. Ir žurnale buvo iš tikrųjų nemažai vietos skirta tam, kad bendruomenės pasidalintų savo aktualijom žiniomis. Taip, tai tokiu būdu karaimai sužinodavo, kas vyksta kitose bendruomenėse ir tai iš tikrųjų buvo labai toks bendruomenę telkiantis veiksnys. Kas dar yra svarbu, aišku, vėl mes grįžtam prie tabako fabriko, bet ne tik prie jo, Vilniuje daugėja inteligentiškų ir apsišvietusių, išsilavinusių karaimų, kurie uždirba pinigus iš pramonės, verslų, advokatavimo ir panašiai, kurie gali sutelkti tuos finansinius resursus tiek kenesai statyti, tiek šiaip bendruomenį išlaikyti. Ir turbūt tai lemia, kad galiausiai karaimų bendruomenė, nepaisant istorinių aplinkybių, tą kenesą pastatė. Šalia kenesos vyksta ir įvairiausias kitas kultūrinis gyvenimas, taip, kurį išaugina ne tik pati bendruomenė, bet ir stipriai prisideda vieno iš žymiausių karaimų bendruomenės veikėjų, Sarajos Šapšalo pasirodymas Vilniaus mieste. Jis tampa vyriausiųjų karaimų dvasininkų, lyderių, taip tiek kultūrinė, tiek administracinė, politinė prasme. Ir galima sakyti, kad šalia kenesos, kuri tuo metu jau stovi, jam atvykus ima formuotis visa karaimų kultūrinė erdvė aplink kenesą. Tai pradėsiu turbūt gal nuo religinės kenesos funkcijos, nes ne visi mes žinom, kaip kenesa veikia ir ką žmonės ten daro. Tai iš esmės karaimų religijos pagrindą sudaro 5 pirmo Senojo testamento knygos, kaip ir judaizme, krikščionybėje ir įvairiose krikščionybės atšakose. Taip, tai kartais žmonės klausia, kur paskaityti. Tai sakau, žinokit, tikriausiai turit namuose. Taip, pradžios, išėjimo, kunigų, skaičių ir pakartoto įstatymo knygos yra karaimų religinės tradicijos pagrindas. Taip, ir iš to pagrindo kyla visa karaimų religinės tradicijos esmė ir daugelis apeigų, kenesos įrengimo principų yra paremtos būtent tuo, kas yra parašyta. Karaimų bendruomenės, toks pagrindinis turbūt religijos bruožas yra tas, kad labai dažnai atsiremiama būtent į šventąjį tekstą, neprigalvojant arba neprikuriant papildomų tekstų reikšmių, interpretacijų, taip, ir matysit, kad tai iš tikrųjų atsispindi ir pačioje keneso ir jo statyboje. Tai iš tikrųjų kenesą kaip maldos namai pradėti statyti 1911 metais. 13 metais pavyko užbaigti pastatą patį, taip, bet nepavyko jo įrengti ir tikriausiai galim nuspėti kodėl. Pirmas pasaulinis karas, visiškai kitokios politinės realijos ir aktualijos ir karaimai tiesiog neturi finansinių resursų, bet kas dar yra svarbiau, kad neturi žmogiškųjų resursų, kurie galėtų tęsti šitą projektą todėl, kad Pirmo pasaulinio karo metais dalis karaimų evakavosi į Rusijos gilumą, dalis buvo evakuoti tokiu prievartiniu būdu. Taip, ir bendruomenė netenka daug savo narių, tai nėra narių, nėra pinigų, plus karas ir taip toliau, bet bendruomenė susitelkia ir pasibaigus Pirmam pasauliniam karui, po truputėlį pradeda bendruomenė atsikurti, žmonės pradeda grįžti ir vėlgi čia turbūt bendruomenės sutelktumo, užsispyrimo ir tokios valios pareikalavo šitas projektas, nes 1921 metais tie darbai buvo atnaujinti, taip ir pavyko konsekruoti kenesą 1923 metais.
Tai reiškia, kad 23 metais jau Kenesa buvo naudojama pagal savo paskirtį. Taip, su interjeras buvo įrengtas ir darbai buvo baigti. Vėlgi, turiu pasakyti, kad prie to aktyviai prisidėjo praktiškai visos Lenkijos karaimų bendruomenės. Taip, prie atnaujinimo darbų šitų ir mes turim rezultatą tokį, kad tarpukariu, tai yra ypač jeigu žvelgtume į Žvėryno panoramą tarpukariu, taip, tai yra tikrai vienas gražiausių, įsimintiniausių, iškiliausių pastatų ir dabar jisai iš aplinkos išsiskiria savo tokia netipiška galbūt architektūra. Taip, tai prie Liubarto tilto matot, čia tiesiog iš internete rasto žemėlapio pažymėjau daugmaž vietą, kad būtų galima matyti. Dabar, kad Kenesa iš išorės buvo baigta pakankamai greitai, galim matyti ir iš nuotraukos mūsų ekrano kairėje. Taip, 1918 metais mes matom, kad pastatas iš tikrųjų jau stovi. Taip, ir čia nematysit, bet vėlesnėse nuotraukose ir šiuolaikinėme pastate matysit, kad šito kupolo smailę puošia toks stilizuotas karaimų bendruomenės herbas. Taip, kas vėlgi mums yra ženklas, pasakantis, kad tai yra ne tik maldos namai, kad tai yra ir tautos bendruomenės toksai simbolis. Taip, kitaip sakant, bendruomenė savo egzistavimą manifestuoja būtent per šitą pastatą taip pat. Taip, ir tai nėra, sakykime, kažkas išskirtino ar naujo. Iš truputėlį kito konteksto galima prisiminti Kaune stovinčią totorių mečetę, taip, kuri pastatyta tarpukariu Vytauto 500 metų jubiliejaus proga ir bendruomenė lygiai taip pat, viena pati būdama tikrai neskaitlinga nebūtų sugebėjusi to padaryti, bet su valstybės pagalba pavyko. Ir jau statant mečetę irgi buvo vienas iš tokių svarbių argumentų, kad tai yra totorių tautos toksai simbolis, taip, jų istorijos tam tikras paminėjimas. Tai karaimų bendruomenėje Kenesa irgi puošiama herbu kaip tam tikrų tautinių simbolių. Taip, tai niekaip nereiškia, kad maldos namai praranda savo sakralią funkciją, toli gražu ne, bet, kaip jau sakiau, tai nepakeičia jos funkcijos ar prasmės, bet tiesiog prideda dar ir papildomą tokią reikšmę. Tai porą žodžių galbūt reikėtų pasakyti, nuotrauka dėja nėra labai graži, apie Feliksą Maleckį, kaip jau sakiau, tarpukariu viena ryškiausių karaimų bendruomenės Vilniuje figūrų, dvasininkas, tas matyti, kaip matot, ir iš jo aprangos. Taip, būtent jo dėka vyksta Kenesos statybos darbai. Taip, ir Kenesos projektą kūrė Michailas Prozorovas. Prozorovas dirbo ir prie Trakų Kenesos atnaujinimo. Taip, mieste vienas pagrindinių ir gerai žinomų architektų, oficialiai Vilniaus gubernijos inžinierius iki 1906 metų, taip pat ir Vilniaus stačiatikių vyskupijos architektas. Tai tikrai, jeigu taip galima būtų pasakyti, karaimų bendruomenės maldos namus, kurie tikrai vienas tuo metu aktyviausiai kūrenčių architektų ir galit matyti, kad net ir stilistikos panašumų tam tikrų esama, taip rytietiškas maurų stilius, dvi išlikusios cerkvės Vilniaus mieste, Aleksandro Neviškio ir Dievo motinos ikonos ženklas iš dangaus cerkvė, kaip tik pastaroji stovi visai netoliese Vilniaus Kenesos, taip ir kūrė tam tikrą
tokį architektūrinį konkrečiai tos žvėryno vietos veidą. Taip, tai matom, kaip jau sakiau, tam tikrą panašumą, rytietiškas arba maurų stilius iš tikrųjų tuo laikotarpiu yra gana patrauklus ir madingas. Ne vienas pastatas yra pastatytas Vilniuje panašiu stiliumi, tiek dėl to, kad ir pats Prozorovas daug Vilniuje dirbo, ir dėl to, kad tas stilius iš tikrųjų tuo metu buvo labai patrauklus vizualiai. Karaimų bendruomenė, aišku, tai suteikia tam tikrą aliuziją į rytietišką kultūrą, taip į Oriento kažkokias tokias kultūrinės ir vizualinės tendencijas, kas tuo metu irgi bendruomeniai buvo aktualu ir labai pritiko. Vis dėlto 1940 metais Kenesa yra nacionalizuota. Žinom, kad taip atsitinka su daugeliu maldos namų. Karaimų bendruomenės vyriausiojo dvasininko pareigas ėjęs Sarajas Šapšalas yra priverstas tų pareigų formaliai atsisakyti. Ir tokiu būdu, tarsi ta religinė bendruomenė formaliai nustoja egzistavusi. Ir paradoksalu, bet būtent religinių kultų taryba tai naudoja kaip vieną iš argumentų. Nėra tikinčiųjų, nereikia maldos namų. Taip, tai čia vienas iš tų pirmosios sovietinės okupacijos tam tikrų paradoksų. Vėliau, sekant Antras pasaulinis karas, karaimų bendruomenė susiduria su dideliais iššūkiais ir 1945 metais vėl antroji sovietinė okupacija ir Sarajas Šapšalas antrą kartą atsisako dvasininko pareigų. Taip, ir Kenesa yra uždaroma, ko ten nebuvo. Paskutiniaisiais sovietiniais metais iki, ne visai paskutiniais sovietiniais metais, bet iki gražinimo 1988 metais ten buvo butai, prieš tai buvo archyvas, kažkuriuo metu veikia netgi šokių salė, kas vėlgi yra ta tendencija būdinga daugelio maldos namų pernaudojimui sovietiniu laikotarpiu. Tai nėra kažkas tai išskirtino būtent kalbant apie karaimus. Taip, daugelio maldos namų likimas ištinka ir Kenesą. Laimiai, kad priešingai negu kai kuriais kitais atvejais, Kenesa lieka stovėti savo, išlaikant savo architektūrinės formas, savo eksterjerą, tūrį. Taip, vidus, aišku, gerokai pasikeitęs, bet išorė lieka tokia pati be kažkokių taip didelių pokyčių, kas yra, sakykime, taip toks gero likimo ženklas tam pastatui. Ir grąžinama Kenesa iš esmės kultūros fondo dėka 1988-aisiais sąjūdžio, sakykime, judėjimo kontekste. Kultūros fondas veikia ne tik kaip lietuvių kultūros puoselėtojas, bet taip pat atsiranda ir įvairioms tautinėms bendruomenėms skirtų šito fondo tokių grupių. Taip, tai ir totorių, ir karaimų, ir žydų, ir lenkų, ir taip toliau. Ir šitos bangos padrąsinta karaimų bendruomenė ima telktis ir 88 metais šitą pastatą atgauna. Iš esmės Mykolo Firkovičiaus dėka religinė bendruomenė įregistruojama 1992. Ir čia gal reikėtų tokią pastabą pasakyti, kad jeigu 88 metais mes turim karaimų kultūros rėmimo grupę įkurtą, taip daugiau kalbant apie kultūrą, istoriją, pasaulietinį tokį veikimą, taip, tai 92 mes kalbam apie religinę bendruomenę ir aišku, Mykolas Firkovičius yra tos bendruomenės vyriausiasis dvasininkas, jo pastangomis, tais sunkiais 90-aisiais vyksta po truputėlį Kenesos atstatymo ir tvarkybos darbai. Ir tikrai, mano supratimu, per rekordinį laiką, praktiškai metai laiko, Kenesa tampa vėl naujai konsekruota ir naudojama. Tai
galima sakyti, kad šito pastato istorija yra beveik sėkmės istorija, dėl to, kad pavyzdžiui, Panevėžio karaimų bendruomenės maldos namai dėja sovietmečiu nustojo veikti, o vėliau buvo nugriauti ir dabar toje vietoje mes turim tik tai memorialinį paminklinį akmenį. Taip, Trakų Keneso yra išimtis visoje šitoje Sovietų sąjungos religinių pastatų panaudos politikoje, todėl kad karaimų Kenesa Trakuose veikė visą sovietmetį ir turėjo dvasininką, buvo bendruomenė ir yra žinoma, kad karaimai iš kitų bendruomenių, kada galėdami švenčių metu vykdavo į pamaldas Kenesoje. Tai vienintelė, kuri veikia okupuotose, Sovietų sąjungos okupuotose teritorijose. Tai vat visiškas, sakykime taip, laimingas, bet vis dėlto atsitiktinumas. Taip, tai Vilniaus Kenesa šiuo atveju nepatyrė to likimo, bet vis dėlto bent jau nebuvo nugriauta ir mes ją turim daugiau mažiau tokią, kokią turim. Dabar apie Krymą negaliu pasakyti tiksliai negaliu pasakyti. Tai Kenesos dalis įvairūs terminai yra naudojami, aš parinkau kalbėti žodžiais, kurie daugiau mažiau mums yra suprantami ir žinomi. Taip, tai pati svarbiausia Kenesos dalis viduje yra niša arba spinta Toros ritiniams laikyti. Taip, tai yra 5 pirmos Senojo testamento knygos. Tai yra vieta, į kurią sutelktas tiek tikinčiųjų dėmesys, tiek, sakykime, interjere ta vieta labiausiai išsiskiria. Taip, tuomet vykstant pamaldom, visų pamaldų metu Tora yra išimama iš jai skirtos vietos ir nešama padėti ant pakilos, tam, kad ją būtų galima skaityti. Tai kiekvienai, sakykime taip, dienai ar kažkokiai tai progai, šventėjai ir taip toliau yra tam tikras skaitinys. Taip ir vyrai, būtinai vyrai, suaugę, skaito tos dienos skaitinį, tai pasidėję ant pakilos. Normalu, dėl to, kad iš tikrųjų pergamentas yra pakankamai toks sunkus išlaikyti dalykas, taip galų gale taip yra parodoma ir pagarba šventraščiai ir patogu, aišku, praktiškai yra taip skaityti. Tuomet vyrai ir moteris meldžiasi atskirai. Tas pats yra ir islamo išpažinėjų maldos namuose, taip pat ir sinagogose. Vyrų dalis dažniausiai didesnė, arčiau ar ant kodešo arba spintos priekyje, taip, o moterų dalis įvairiai Vilniaus Kenesoje, tai yra 2 aukštas, taip skirtas moteriams. Moteris įeina per atskirą įėjimą, meldžiasi atskirai nuo vyrų, todėl kad pamaldos yra Dievui, o ne, sakant, antros pusės žvalgyboms skirtas. Taip, ir aišku, Kenesoje taip pat vyrauja 2 meldimosi būdai. Yra suolai, ir tai yra mūsų, sakykime, taip regiono toks bruožas, gana tokia svarbi specifika. Taip, kitur, tarkim, islamo labiau paveiktose bendruomenėse mes turim suolų mažiau, labiau tokiems gal vyresnio amžiaus, ligotiems žmonėms ir yra palikta erdvė melstis atsistojus. Tai pas mus, ir Vilniaus Kenesa lygiai taip pat, ir Trakų Kenesa turi daugiau tos erdvės suolams, taip ir mūsų regione tai yra labiau įprasta. Taip ir aišku, moterų dalis atskirai, dažniausiai, kaip jau sakiau, 2 aukšte, bet gali būti atskirta atskirai ir prie šoninės kažkurios tai sienos. Prieangis taip pat labai svarbu, dėl to, kad vyrai ir moteris turi įeiti atskirai ir būtinai
turi būti kažkoks vandens šaltinis, tokiam simboliniam apsiplovimui. Taip, tai plaunamos yra rankos, veidas, žodžiu, tam, kad į maldos namus žmogus ateitų nusiteikęs, pasiruošęs ir, žodžiu, išlaikytų tą vietos tokį sakralumą. Taip, tai, tarkim, daugeliu atveju Naujamiestis Kenesa stovėjo prie upės, Žvėryne Neris gal tolokai, taip, bet vis tiek, ne tokiu atstumu, kad nebūtų galima prie jos prieiti. Kodėl? Todėl, kad tai yra pats lengviausias būdas įgyvendinti šitą reikalavimą apsiprausti, taip, rankas, veidą ir panašiai. Bet gali būti įvairiausių kitų būdų, svarbu, kad tai būtų atlikta. Taip, iš tikrųjų, Kenesa yra skirta tik tai maldai. Ir tai kyla vėlgi iš Pakartoto įstatymo knygos, iš ten ieškosi savo Dievo ir jį rasi. Taip, kaip jau sakiau, karaimai labai atidžiai skaito tekstą ir kliaunasi tuo, kas parašyta. Taip, tai pagal šituos nurodymus dažniausiai ir yra formuojama visa religinė praktika. Taip, taip pat labai svarbu, kad Kenesa skirta kolektyviniai maldai. Tai yra, jeigu, sakykime, katalikų bažnyčioje žmonės ateina pasimelsti tiesiog patys individualiai, tai karaimų bendruomenėje tai nėra įprasta ir Kenesa renkamasi melstis bendrai. Jeigu yra meldžiamasi pavieniui, asmeniškai, tai irgi galima ir reikia daryti, tai tą dažniausiai žmonės daro kažkokioje savo privačioje erdvėje. Vėlgi, reikia pasakyti, kad visos šitos tradicijos po truputėlį keičiasi moderniais laikais. Viena iš tokių yra santuoka. Tarkim, iki moderniais laikais santuoka buvo šeimų ir bendruomenės reikalas ir dažniausiai vykdavo namuose. Tuo tarpu jau 20 amžiuje mes žinom, kad atsiranda praktika tuoktis ir Kenesoje. Tai tokie pokyčiai su modernybė ateina ir į religinę tradiciją. Taip, tai ir atsiranda tam tikri skirtumai nuo to, sakykime, kanoninio karaizmo ir tam tikrų išlygų, kurios atsiranda modernėjant visuomeniai, prisitaikant galbūt netgi ir prie tam tikrų kultūrinių aplinkybių, kuriomis tos bendruomenės gyvena. Taip, tai iš tikrųjų, kadangi karaimų bendruomenės yra nedidelės, tai dažniausiai Kenesos irgi yra nedidelės ir jos atsiranda iš principo vėliau negu, tarkim, kapinės arba negu studijų namai, kurie dažnai tarnauja kaip mokykla, religijai mokytis, bet kartu gali tarnauti ir kaip maldų vieta. Vis dėlto, jeigu jau kalbam apie vietas, kuriuose karaimai meldžiasi, vis tik tai turi būti labai tokia išlaikyta erdvė. Taip, tai Kenesoje nesijuokiama, nevalgoma, nerengiami koncertai ir panašiai ir taip toliau. Vilniaus Kenesoje bendruomenės vadovas, kuris tuo metu ir vyriausias dvasininkas yra Šapšalas, kartais valstybinių švenčių proga sakydavo tam tikras kalbas. Taip, po pamaldų, dar kreipdavosi į tikinčiuosius, kalbėdamas tos šventės progą. Taip, tai vėlgi vienas iš tokių modernybės atributų, kuris ateina į Kenesą kaip erdvę religinę, bet tai yra daugiau išimtis negu taisyklė. Tai nesusirenka žmonės tiesiog Kenesoje pabūti ir visa erdvė Kenesoje irgi turėtų būti kaip įmanoma išlaikyta sakralesnė, bet kartu yra labai griežti apribojimai tam tikriem puošybos elementam.
taip, kas iš tikrųjų skiriasi gerokai nuo to, ką mes pripratę matyti visose krikščioniškose religijose. Tai kenesoje grindys dažniausiai dengiamos kilimu ir tai ateina iš rytietiškos tradicijos, dėl to, kad karaimų religija patiria gana nemažą islamo įtaką. Taip paprastai nusiaunama įeinant į kenesą, kas vėlgi ateina iš tos rytų kultūros, rytų tradicijos, taip, bet vis dėlto puošyboje galioja labai griežti reikalavimai, nepuošiama žmonių atvaizdais, nevaizduojamas Dievas savaime suprantama, jokių gyvūnų, išskyrus liūtus aš esu mačiusi, bet šiaip gyvūnai nevaizduojami, apsiribojama kažkokiais augaliniais motyvais ir puošybos pagrindinis elementas yra dažniausiai ištraukos iš šventraščio, taip, kurios išsiskiria interjere. Dažniausiai paauksintos raidės, pakankamai didelės, dekalogo lentelės. Tai daugiausiai yra būdinga kenesų interjerui. Taip pat nemažai dėmesio yra skiriama apšvietimui. Šviesa vis dėlto kuria nuotaiką, kuria tam tikrą įspūdį ir ten, kur mes negalim turėti kažkokių paveikslų, spalvų ir taip toliau, taip tokios intensyvios tapybos. Tai šviesa sukuria tą sakralumo, tokio šventiškumo įspūdį. Taip, žmogus ateina į šventovę kaip į šventovę. Tai iš tikrųjų, jeigu matysit net ir, tarkim, tarpukarinės nuotraukas iš kenesų vidaus, matysit, kad interjeras gali būti labai kuklus, bet šviestuvams dažniausiai nebuvo pagailėta. Ir tai iš tikrųjų atrodo labai taip puošniai tose erdvėse. Keletas nuotraukų iš Vilniaus kenesos, matot, moterų dalis viršuje, interjeras labai kuklus, taip, jokių paveikslų, jokių atvaizdų, nieko, ir kairėje matot ir pakylą, ant kurios dedamas šventraštis, bei tokią labai gražią medžio spintą, vietą, kur laikomas pats šventraštis, taip, tai čia yra pati svarbiausia vieta, meldžiamas atsisukus būtent į tą pusę, taip pagerbent, sakykime, švenčiausią, sakraliausią kenesos vietą. Tai tikrai matot, kad labai tas interjeras toks iš tikrųjų kuklus. Vėlgi turėkime omenyje, kad tai nėra tas originalus 1911 metų interjeras. Taip? Tai yra šiuolaikinis variantas, kuris atsiranda po net keletos rekonstrukcijų, taip, ir tvarkybos darbų. Galbūt tarpukariu mes matytume truputėlį kitokį vaizdą, juo labiau, kad ir spinta šventraščiui laikyti pagaminta ne 1911 metais. Taip. Čia atkeliauja kaip dovana Vilniaus karaimų bendruomeniai šita mediena ir iš jos yra gaminama šitas atributas. Taip, tai dar keletas nuotraukų, šviestuvo matot tik tai fragmentą, bet jis iš tikrųjų labai išsiskiria toje aplinkoje. Taip, iš viso tokio gana kuklaus interjero. Tai pamaldos turėtų vykti 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Taip, tai yra saulei patekėjus ir saulei nusileidus, dėl to skirtingose bendruomenėse tas laikas truputėlį varijuoja. Ir vėlgi, tai ateina ne iš kažkur, tai yra Jobo knygos nurodymas, kai ryto žvaigždės dainavo kartu, o visi Dievo sūnūs šaukė iš džiaugsmo.
Taip, tai nuoroda į tą, kad į tą maldos laiką ir tavo maldos laiko dažniausiai yra paisoma. Jeigu žmonės negali melstis kenesoje, jie dažniausiai meldžiasi tuomet individualiai, namuose, bet nepraktikuojantis maldų dažniausiai nepraleidžia. Taip, tai vėlgi meldžiamas atsisukus į pietus arba pietryčius mūsų regione, taip, Toros rytinys šventraštis irgi yra kaip tik toje pusėje. Vienas iš įdomesnių mano praktikoje sutiktų su religinė tradicija susijusių, sakykime, tokių objektų, tai Panevėžio karaimų bendruomenės maldaknygė, rankraštis 1866 metų datuota, taip, ir šalia maldų ištraukų iš šventųjų tekstų yra ir šiek tiek istorijos. Tai yra žmogus, kuriam priklausė šitas maldynas, yra ten palikęs keletą įrašų apie savo šeimą, šeimos narius, svarbiausius bendruomenės įvykius. Tai vėlgi, kiekvienai šeimai tas maldynas yra ne tik maldynas, bet kartais tarnauja ir kaip tokia šeimos įvykių chronologija, ir kuriuose galima rasti įvairiausių įdomių dalykų. Tai iš tikrųjų tokių pavyzdžių išlikusių mes neturim labai daug. Tai yra vienas tokių unikalesnių ir retesnių atvejų. Taip, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad karaimų bendruomenė Panevėžyje iš esmės naudojo šitą maldyną savo reikmėms, spausdinti sudėtinga tuos maldynus, taip, dėl kalbos specifikos, dėl ortografijos ir panašiai. Taip, tai kartais jie buvo ir perrašomi, kartais būdavo leidžiami didesniuose bendruomenėse, užsakomi ir vėliau, žodžiu, keliaudavo siunčiami iš vienos vietos į kitą. Bet kartais renkasi bendruomenės štai ir tokį variantą. Tai va, džiugu, kad jis išlikęs. Kaip jau sakiau, nedaug tokių turim spausdintų, bet šitas vienas iš tokių unikalesnių, nors ir gal tiesiogiai nesusijęs su Vilniaus kenese. Taip, tai man atrodo, kad čia verta buvo jį paminėti. Iš tikrųjų, kenesa kūrė tą tokį bendruomenės centrą ir aš jau žinodama, kad mūsų laikas po truputėlį eina į pabaigą, labai smarkiai apie tai neišsiplėsiu, bet norėčiau tik tai paminėti keletą svarbių dalykų, kad šalia kenesos mes turim ir bendruomenės namus, kur vyksta bendruomeniai svarbus renginiai, narių susirinkimai, kultūrinės įvairiausios veiklos, veikia vėliau ir mokykla, mokanti karaimų jaunimą tradicijos, religijos, kalbos ir panašiai. Kartu mes turim ir karaimų istorijos ir kultūros mylėtojų draugiją, kuris įjungia į visą šitą kultūrinę veiklą ir turbūt vienas iš svarbiausių objektų, kuris yra visai šalia karaimų maldos namų tuo metu, karaimų istorijos muziejus. Taip, karaimų bendruomenės svajojo apie muziejų ne tik tos, kurios gyveno Kryme, Eupatorijoje, bet taip pat buvo siekis įkurti muziejų ir Trakuose, Maskvoje, netgi Harbine, Kinijoje susitelkę karaimai, kiekviena iš tų bendruomenių svajodavo apie savo muziejų, bet ne visi tie projektai buvo sėkmingi. Šitas Sarajas Šapšalo įkurtas karaimų muziejus išgyveno ir pergyveno, taip sakant, įvairiausius istorinius laikotarpius ir galbūt ne tokia forma, kokia buvo iš pradžių, bet vis dėlto veikia dabar kaip etnografinė ekspozicija Trakuose. Tai
iš Vilniaus, taip sakant, numigravo į Trakus, bet kuriuo atveju tarpukariu ir praktiškai iki pat uždarimo 1951 metais, tai yra Vilniaus karaimų bendruomenės, toks vienas iš ryškesnių, sakykime taip, kultūros centrų ir tam tikras pasididžiavimas. Tai dabar mes turim įamžintą šitą karaimų bendruomenės kultūrinį palikimą Žvėryne, dėl ko yra labai džiugu. Žvėrynas iš tikrųjų yra labai karaimiškas. Tai vat ir džiugu, kad taip yra. Norėtųsi, aišku, kad mes visi galėtume ir į Kenesą dažniau užsukti, taip jie pasigrožėti ir pasidžiaugti, kad turim tokį įvairaus ir įdomaus paveldo. Tai ačiū labai visiems, kad šiandien dalyvavot.